Numeris vienas dalykas, pats geriausias dalykas, kuris padeda atsikratyti alkoholiu, cigaretėm, visokiom kitom priklausomybėm, yra vanduo. Vanduo. Mes tiesiog taip perpratę, kad vanduo, tipo, žinai, nekreipiam dėmesio, kad taip iš viso taip nuvertinę tą vandenį esam, kad yra kažkas baisaus iš tikrųjų. Visiškai nesąmoningi. Taip užkrovė galvas mums, kad yra baisu. Apie tokius svarbius dalykus neleidžia pagalvoti. Tiesiog galvas užkrovė visai netikrais dalykais, šiukšlėmis, žinai, ir pamiršom vandenį. Labai pamiršom vandenį. Taip, geriam, žinau, perkam, žinai, ir dideliais buteliais, ir dideliais pakiais. Žinau, bet jeigu aš dabar norėčiau atsikratyti alkoholio ar cigaretėm, ar kažkokiais kitais priklausomybėm, aš gerčiau vandenį. Nes, aš žinau, tu negeri vandens nei stiklinės per dieną, nei puodelį. O visi kiti gėrimai yra ne vanduo. Skystis tik tai, žinai. Tai va, ir išgertum vandenį, dabar iš karto, pavyzdžiui, paimk, nori ten kažko atsigerti, ne kažkokį gėrimą, ar tenai kažko tai tokio, žinai, tai ar bet ko, tu nori ten atsigerti, žinai, bet ne vandens, paimk vandens, gerk vandens. Iškart 0,5 litro išgerk, iš karto taip. Pamatysi, kaip už 2 minučių tai pradės tau kūnas, taip, žinai, taip atsigauti, taip pradės justi tą vandens energiją, taip atsigaus, taip pradės kilti energija tavo, taip pradės kilti po biškutį. Ir taip kiekvieną dieną, žinai, savaitę, mėnesį, kiekvieną dieną vandens gerk. Bent jau litrą, minimaliai. 1,5 litro, 2 litrai yra jau labai gerai. Jau yra fantastika. Dabar tai paimk, išgerk 0,5 litro, iškart pamatysi, kaip tu jausis. Ir tai 2 minutės palauk, pamatysi, kaip pradės visas kūnas taip kibirkščiuoti. Aš taip vadinu, kibirkščiuoti. Taip. Ir po biški, kiekvieną dieną taip gersi, savaitike, mėnesį ir pamatysi, kaip tau mažiau reikės alkoholio, cigarečių ar visų kitų dalykų. Ir vieną dieną bus taip, pokšt, ir nebegeri. Taip, čia yra pats pagrindinis, pats geriausias dalykas. Yra dar daug dalykų, apie kuriuos aš čia pasakoju. Jeigu rezonuoja, užeik ir išmoksim daug ko viens iš kito ir bendrausim tokiom temom, paprastom, bet užmirštom. Prikiša mums į galvą nereikalingų dalykų ir mes bėgam palei tos dalykus, žinai. Reikia susigrąžinti save reikia. Nes mes esam pametę, labai stipriai pametę save esam. Šiandien tiek. Labai malonu pasigirdėti su visais. Pasimatysim. Iki. Čiau.